Rusijos šešėlinis laivynas oficialiai išgyvena siaubingą savaitę, o Švedija ją dar labiau pablogino. Gegužės 3 dieną Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba įlipo į tanklaivį Jinhui, netoli Trelleborgo uosto, Švedijos teritoriniuose vandenyse. Laivas plaukė po Sirijos vėliava, kuri Švedijos valdžios nuomonė yra visiškai netikra, nes Jinhui per pastaruosius 2 metus vėliavą keitė net 4 kartus. Iš Panamos į Komorus, iš Komorų į Kamerūną, o iš Kamerūno į Siriją. Be to, šis laivas jau buvo įtrauktas į ESA, JK ir Ukrainos sankcijų sąrašus. Jis neturi tikro draudimo. Paskutinio patikrinimo Turkijos uoste metu buvo nustatyti 8 atskiri saugos pažeidimai. Ir jis tyliai gabeno sankcionuotą rusišką naftą jau keletą metų. Taigi Švedija tiesiog greitai priartėjo prie jo savo vandenyse, įlipo į laivą ir dabar jį sulaikė. Jinhui iš tikrųjų yra 5. Švedijos laivo patikrinimas per 3 mėnesius. Kovo mėnesį jie sulaikė Sea Owl 1, rusišką tanklaivį su rusiška įgula, kurio kapitonas netgi buvo suimtas. Po kelių dienų jie perėmė Kafą, tada balandį Furo 1, po to Hui 1 ir dabar Jinhui. Beprotiška tai, kad Švedijos prokurorai bando išsiaiškinti, ar jie gali teisėtai konfiskuoti šiuos laivus visam laikui ir perduoti juos kitoms valstybėms. Jei jiems tai pavyktų, tai visiškai pakeistų, kaip Europa tvarkosi su šešėliniu laivynu.